Dar kartą sveiki gyvi ir tarėmėms, kad kalbėsiu apie teosofinį simbolizmą ir žalčio mitą, bet taip pat pažadėjau truputį pakalbėti apie sinesteziją. Tai yra irgi specifinis estetinis patyrimas. Tai vadinasi, šiandien daugiausia ir kalbėsiu apie teosofiją. Truputį bus apie žalčio mitą atskirai ir taip pat apie sinesteziją. Tokie mūsų darbo tikslai. O čia matote panašiai 908 metų Vilniaus Rūtos draugijos teatro uždanga, kurią yra nutapęs Mikolojus Konstantinas Čiurlionis. Matote su kaip tik įvairia lietuviška simbolika ir su štai visais tautiniais ir, sakykime, tautinės religijos ženklais. Tai tie dalykai, kuriuos jis atsisuko savo tuo laikotarpiu, sakykime, 908-910 metai, 911 metais, kaip jūs atmenate, būdamas 35 metų, jis dėl plaučių uždegimo, dėl pneumonijos mirė. Tai pakankamai jaunas ir todėl turime kažkiek tai ciklų jo darbų, pagal kuriuos galime spręsti, kas ir kaip vyko. Dabar aš truputį tik tai vardinsiu, kadangi čia vis tiek kai kurie iš jūsų skaito, ieško, tyrė, tai vardinsiu tik tai keletą pavardžių, kurie daro panašius tyrimus, truputį į vieną pusę, truputį į kitą. Pavyzdžiui, apie teosofiją panašia linkme kaip aš, kalba ir Antanas Andrijauskas profesorius yra parašęs bent keletą knygų ir savo straipsniuose ir sudarytose knygose Žilvinas Vygaris. Na, žinoma, kurį laiką rašęs buvo apie muziką, bet taip pat ir apie sinesteziją Vytautas Landsbergis, Arvydas Šliogeris, Viktorija Daujotytė, kaip ir Žilvinas Vygaris, daug kalbėjo apie žalčio mitą taip pat. Salomėja Strumskytė yra paskelbusi monografiją apie sinesteziją, apie sinestetinį patyrimą ir estetiką. Ir kaip tik ją rekomenduoju iš įdomesnių tokių filosofų, kurie samprotauja irgi. Minėta tema be Šliogerio dar būtų ir Algis Mickūnas, ir Naglis Kardelis, ir Alfonso Lingis. Aišku, kad tos literatūros Čiurlionio tema yra nepaprastai daug, ne tik lietuvių kalba, bet praktiškai visomis pasaulio kalbomis. Ir aš čia jau nesileisiu daugiau į literatūros ir pavardžių nuorodas, todėl kad jų iš ties užimtų mano visą paskaitą. Na, dabar aš neatsitiktinai šitą pasirinkau Audrą, nuo jo pradėti, tokio ankstyvojo jo paveikslo. Ir kodėl aš jį pasirinkau? Todėl, kad tai yra nuoroda į simbolizmą. 20 amžiaus pradžia, 19 amžiaus pabaiga buvo laikotarpis, kai Europoje paplinta simbolizmas. Jis atsiranda po to, kai jau žinoma savo išteklius išnaudojo romantizmas, romantinė kryptis. Ir tie žmonės, kurie nutolsta nuo romantizmo, iš pradžių buvo paprastas sentimentalus romantizmas, paskui pasirodo ir gotikinis romantizmas, kuriame vietoje to, kad būtų vaizduojamos meilės temos, taiga pradeda vaizduoti naktis, kapai, sugriuvusios bažnyčios, tokia, sakyčiau, vampyriška truputį tematika, iš ko ir vampirizmas ilgainiui ir vėliau gimsta. Tačiau taip pat iš šito vėlyvojo romantizmo atsiranda ir tokio meno kryptis simbolizmas, kuris ypač išplinta Lenkijoje, Baltijos kraštuose, šiaurės kraštuose, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir žinoma Rusijoje. Ir čia visai neseniai buvo parodos, kuriuose man ir pačiam teko skaityti paskaitas apie Baltijos šalių simbolizmas, Baltijos šalių simbolistinis menas, jis yra pakankamai gausus, bet Čiurlionis šitose parodose visada išsiskirdavo kaip mega žvaigždė. Ta prasme, jis buvo vis dėlto pagrindinis ir kadangi aš buvau daug tų parodų nuėjęs, tos pačios Baltijos simbolizmo, bet skirtingose vietose buvo truputį skirtingi ir darbai. Varšuvoje vieni, Vilniuje kiti. Tai, na, pasakysiu vis tiek, bet kokiu atveju Čiurlionis labai labai smarkiai išsiskiria pagal savo kokybę.
Dabar, kas yra tas simbolizmas? Mes prie jo dar grįšime, kaip apie sinesteziją kalbėsime. Šiaip simbolizmą suprato e, ir poetai, ir dramaturgai, ir tapytojai, mažiau muzikai, kaip tai, kad simbolis sutelkia daugiau nei gali žymėti. Vadinasi, kad kai kuriems simboliams, tokiems kaip kryžius, pavyzdžiui, ar ne, arba ikona, yra būdinga didesnė reikšmė, nei mes vien tik tai ją priskiriame kalbiniu lingvistiniu būdu. Kitaip tariant, įsivaizduojama, kad Šventos Marijos paveikslas, kurį laikome ikona, yra daugiau nei vien tik tai paveikslėlis, kuris nurodo, kad čia yra pavaizduota moteris, bet nurodo į kažkokias kitas kosminės ar dieviškas gelmes. Ir mes įsivaizduojame, kad anapus šito simbolio atsiveria didžiulės plotmės, į kurias tiesiogiai šitas ženklas nenurodo. Kitaip, kitaip tariant, nors pats ženklas nenurodo, bet mūsų patyrimas ir santykis su šiuo ženklu yra toks, kad už šito ženklo mes pamatome ištisą pasaulį arba patiriame ištisą pasaulį. Tai simbolizmas mene ir yra bandymas perteikti tam tikromis alegorinėmis ar meninėmis figūromis, tropais, tai, kas egzistuoja anapus mūsų tiesioginių juslių. Patirti kažką tai plačiau, nei mes vien tik tai galėtumėme pamatyti. Todėl šiuo atveju audra Čiurlionis vaizduoja kaip didelius, matote, varpus, kurie skambina ir gaudžia į visas puses. Ir tai šitas skambančio ir gaudžiančio varpo garsas, kurį mes galime, po to dar kalbėsime, net išgirsti, o Čiurlionis ir galvoja taip ir tokiu būdu, kad žiūrėdami jo paveikslus mes galime bandyti girdėti. Čia būtų paprasčiausias variantas, kai kalbame ten apie sudėtingesnės muzikinės kompozicijas jo tapytose darbuose, tai ne kiekvienas puls ir išgirs, gali nesusigaudyti, bet čia yra elementarus toks labai paprastas pavyzdys, kada jūs tiesiog galite liepti savo sąmoniai, tuo metu, kai žiūrite į paveikslą, liepti savo sąmoniai, jūsų galvoje skambėti dideliems varpams, gausti dideliems varpams. Ir jeigu jūs šitą gausmą išgirsite kartu su vėju, tai jūs ir patirsite sinestetiškai šitą meno kūrinį, kuris prieš jūs yra. Prie jo, jeigu reikės, dar galėsime grįžti, nes visi kiti pavyzdžiai bus daug kartų sudėtingesni. O šitas ankstyvasis Čiurlionio darbas, nes reikia pasakyti, kad Čiurlionis gimęs 1875 metais. Jis po to, žinote, vargonininko šeimoje ir muziką mokėsi nuo turbūt 4 kokių metukų, kaip rašo biografai, bet svarbu, kad tėvas yra vargonininkas ir pratina jį groti nuo ankstyvos vaikystės, sakoma, jau 7-8 metų jis laisvai skaitė natas. Pastebėsiu, kad vaikams išmokti skaityti laisvai natas čia nėra taip paprasta ir daugeliu tai virsta, kaip žinote, absoliučiu košmaru, štai šitas mokyklos, bet šiaip ar taip, jis išmoksta labai anksti ir tada tėvas, priminsiu, koncertavo, nugrojo bažnyčiose, nekoncertavo, iš esmės akomponavo bažnyčiose chorams, tai galbūt ir pagrodavo ką nors papildomo. Tai buvo Liškiava truputį, taip pat Varėnoje senojoje, Varėnoje ir Druskininkuose. Tai ten tose vietose ir mokosi groti ir kartais tėvą pavaduoja Čiurlionis. Vėliau jis išvažiuoja į Plungę, Mikalojaus Oginskio vadovaujamam muzikinėme orkestre. Jis mokosi ten groti fleitą ir visokiais kitokiais instrumentais ir taip pat akomponuoti. Po to Ginskio dėka ir su jo stipendija studijuoja muziką. Pirmą Varšuvoje muzikos institute, vėliau studijuoja taip pat truputį Leipcige, o po to grįžęs jisai staiga nusisuka, nuo šito viso jau buvo parašęs ir Mišką, simfoniją ir Miškas ir Jūra, ir staiga nusisuka nuo visos šitos istorijos ir savo studijų muzikinių
kur rodė labai gerus didelius gabumus, visą tai metė ir staiga vėl eina mokytis į Varšuvos dailės mokyklą, tokią, pavadinkime, profesinę mokyklą, kur jis, šiandien pavadintumėm Dailės akademiją, kur jis jau studijuoja savo simbolinį meną. Ir tada surengė pirmasias parodas ir pirmosius kūrinius ir tarp šitų pirmųjų kūrinių pasirodo minėta raudra. Tai reiškia, kad jį nuo pat pradžių, kai jis mokosi vaizduoti, jis jau yra įnikęs būtent į štai šitą minėtą simbolinį patyrimą, kuris yra labai labai artimas teosofiniam patyrimui. Taip pat šitame paveiksle jūs matote keistus ženklus, ne tai bėgančius žmonės, ne tai šakas, ne tai kažką tai tokio. Tai vėlgi Čiurlioniui yra būdinga ir ne tik jam, yra daugybė dailininkų, kurie elgesi panašiai, kurie pripildo savo kūrinius ypatingais kodais, kai kada šitų kodų neįmanoma iššifruoti, todėl kad tai yra unikalūs kodai. Tik vienas dailininkas arba žino, arba kam nors yra pašnapždėjęs, o po to užmiršo užrašyti. Ir, žodžiu, ilgai gali užimti pakankamai daug laiko analogiškų kodų ieškojimas. Bet tai yra toks tipiškas tam laikotarpiui, na, sakyčiau, jauno menininko prisilietimas prie simbolinės teosofinės temos įvairiais ženklais. Dar reikia pastebėti tokį dalyką, kad štai tokia analizė, kurią dabar aš jums pateikiu, Lietuvoje nebėra nauja, bet ji nebėra nauja po kokių, nežinau, 2000 metų, todėl kad iki 2000 metų ir ypač sovietmečių Čiurlionis nebuvo siejamas nei su jokio okultizmu, nei su jokia teosofija, buvo bandoma parodyti, kad tai yra tautinis menininkas, arba, žodžiu, atsigręžęs į lietuvių tautą, lietuvių valstiečius, jų, sakykime, laukus ir javus ir miškus. Ir tai tokia, ir buvo pateikta tokia sovietinė tautinė interpretacija, kuri tikrai nėra nei teisinga, nei ką nors atspindinti. Tai yra parašyta yra aibės šimtai darbų, kurie, na, tiesiog pro šalį yra parašyti. Ir todėl nereikėtų nustebti, kad, pavyzdžiui, ta tema, kurią aš kalbu, jūs paimsit kokius 75 metų, sakykime, knygą apie Čiurlionį ir ten bus visai priešingi teiginiai, nei jums sakau. Dabar truputį apie teosofiją. Mes į ją neįsigilinsime, nes čia labai ilgas kelias. XIX, žodžiu, atsitinka toks dalykas, kad ryšium su romantizmu ir romantizmo pabaiga prabunda tokie du, sakykime, judėjimai vakarų Europoje, kuriuos galima apibendrinti taip su vienu žodžiu kontrapšvieta. Kažkas nukreipta prieš apšvietą. Jeigu apšvieta mano, kad viską galima matematiškai suskaičiuoti, nubrėžti aiškias geometrinės linijas, pasverti ir, žodžiu, moksliškai pagrysti, ir kalba apie tai, kad mokykla turėtų būti susieta būtent su tokiu dekartišku matematiniu, geometriniu žinojimu. Atsiranda ištisas judėjimas Europoje, skirtingi, tiesą sakant, judėjimai, kurie pasisako prieš tokį pasaulio suvokimo būdą ir visų pirma kultūroje ir mene. Sakydami, kad tai, kas galioja statant tiltus ir, sakykime, statant Eifelio bokštą, tas negalioja rašant poeziją. Ir poezija reikalinga kita kalba, arba menui reikalinga kita kalba, o ne ta, kurią mums bando įsiūlyti gamtamokslinis pažinimas. Ir aišku, yra žmonių, kurie šokinėja ir tarp vieno ir kito. Ir tada atsiranda taip vadinami hermetiniai judėjimai, Lietuvoje taip pat. Aš kartais dėstau savo studentams hermetizmą ir studentai mano rašo apie tai darbus, bet šiandien apie hermetizmą nekalbėsiu, todėl kad tai užkrautų per daug galvas. Ir šalia hermetizmo atsiranda ir kitas judėjimas, kuris siejame su teosofija. Tam, kad suprastumėme, kas yra teosofija, reikalinga būtinai įvesti dar keletą tokių žodžių, kurių irgi neišplėtosiu, bet čia yra toks žodinėlis, pavadinkime. Tai pirmas, žinoma, okultizmas. Visa teosofija, kaip ir hermetizmas, yra susijęs su okultizmu, bet okultizmo nereikėtų įsivaizduoti kaip kokios nors satanizmo, čia būtų labai didelė klaida. Okultizmas tiesiog reiškia slaptų doktrinų, slaptų žinių turėjimas arba mokėjimas.
Pavyzdžiui, šventieji ar palaimintieji, kurie kalbasi su angelais, arba tie tuos, kuriuos aplanko prašvitimas, net ir katalikiškam tikėjime pats savaime prašvitimas yra laikomas okultiniu veiksmu arba okultiniu įvykiu, nes jis yra slaptas, sunkiai suprantamas ir nepagrindžiamas. Atitinkamai tas, kas yra susijęs su okultizmu, kartais vadinama dar ezoterika. Ezoterika taip pat yra vidinis, slaptas, uždaras žinojimas. Ir žinoma, kad teosofija ir yra okultinė ir ezoterinė. Ezoterizmas sako tai, kad jeigu jums visiems, kad tai nėra taip paprasta, kaip jūs galvojate, kad paimsite, perskaitysite ir iš karto suprasite, nes tam reikia skirti laiko. Jūs turite studijuoti ženklus, jūs turite studijuoti simbolius, ikonas ir kitus dalykus. Ir kartais jie sako dar dalyvauti jų ritualuose ir perprasti šituos ritualus, lygiai taip, kaip jūs, kai kurie iš jūsų vaikščiojate į bažnyčią ir dalyvaujate, pavyzdžiui, liturgijoje. Čia irgi ritualas. Taigi, suprantama, ir teosofija taip pat turi daug visokių atspalvių, bet ji yra susijusi su tokiu teigimu, kad Dievas yra visur kur, Dievas yra pirmiausia gamtoje, panteizmas. Ir Čiurlioniui be bejonės, kad būdingi šitie bruožai ir panteizmas, ir sakralinė antroposofija, tai vadinasi, kad žmogui suteikiami, žmoguje matoma šventoji dvasia arba matoma apskritai nemirtinga dvasia, ir tas nemirtingumo matymas žmogus yra labai svarbus. Kartais taip pat teosofija siejama su spiritizmu ir magnetizmu, bet aš šiuo atveju negalėčiau to įrodyti, bet jo žmona, Sofija Kymantaitė Čiurlionienė ir jau dukra vėliau teigia, kad Mikalojus niekada neužsiminėjo spiritizmu. Tai todėl mes to dalyko net nenagrinėsime, todėl kad tai jau tokia kraštutinė, sakyčiau, atmaina ir nenoriu apie tai kalbėti. Taip pat okultizmo dalis yra numerologija ir kriptografija, tai yra paslaptingi ženklai. Ir taip pat palindromai. Palindromas tai reiškia, kad iš įvairių pusių galima perskaityti tą patį žodį labai įvairiai, neįvairiai, o kad skamba taip pat. Sigis, tai iš kurios pusės beskaitysi ir iš priekio, ir iš kito galo visada gausi sigis, pavyzdžiui, sigis sėdėk užu kėdės, sėdėk užu kėdės sigis, kaip matote, vienas ir tas pats, ir tokie palindromai, toks 101.11, čia skaitmeniniai palindromai, tai jie buvo paplitę tuo metu, kad įsivaizduotumėte apskritai tas toks mistinis galvojimas, kada yra pasikartojimai, dažnumai, bet muzikoje kontrapunktai ir dar tokie panašus pasikartojimai labai dažnai nutinka, ir daugybė muzikantų buvo įklimpę iš tai šitą slaptą ženklų mistiką, kuri buvo pakankamai palanki. Modernios teosofijos mąstytojai buvo jį tuo laiku, tokie kaip Jelena Blavatskaja, Steineris, Ana Bezant ir kiti autoriai. Aš nesu tikras, kad jis Čiurlionis kurį nors iš jų skaitė, nėra jokių įrodymų, yra įrodymas tik tai vieno, kurį aš dar paminėsiu, Lenkų aktyvisto. Tai čia yra kaip tik 904 metų fotografija, jinai yra prieinama visur. Tai kada jis studijavo Varšuvoje šitoje savo dailės mokykloje, ten buvo toks Kazimieras Kazimieras Stabrovskis. Ir Kazimieras Stabrovskis, jis yra Lenkijoje yra laikomas teosofijos dailės ir teosofinio simbolizmo atstovas. Ir Stabrovskio porą kūrinių mes su jumis galime pasižiūrėti. Čia kairėje pusėje jūs matote Stabrovskio viziją 910 metų, o dešinėje Čiurlionio angelo preliudą 909 metų. Jie nėra tapato, žinoma, kad Čiurlionis niekada ir nebuvo laikomas, kad kopijavo kur nors Stabrovskį. Jokių būdų ne. Tiesiog, kad jūs įsivaizduotumėte tokią atmosferą, kad jeigu paimsite Stabrovskio daug kūrinių, tikrai jūs pakliūsite į panašų pasaulį, kurį tapo ir Čiurlionis.
Ir tokių tapytojų kaip Čiurlionis tiksliau Stabrovskio mokyklos išėjusių buvo dešimtis. Todėl nereikia manyti, kad Čiurlionis čia kažkoks yra visiškai iškritęs iš pasaulio ir pats savaime atsiradęs. Ne, jis turi labai aiškę mokyklą, Stabrovskis yra teosofas, jis galvoja apie Dievo angelų ir pasirodymus žmonėms, apie įvairius apreiškimus ir kaip tai simboliškai per medžius, per augalus, per šviesas, per gėlės pasireiškia. Ir tai ir yra simbolizmas, apie kurį aš kalbėjau, tai ir yra panteizmas, tai ir yra teosofija. Ir tada mes pasižiūrime į Čiurlionio angelo preliudą. Tai skirtumas yra tik tais, kad, pažiūrėjau, Stabrovskis neturi to, sakykime, aiškaus muzikinio ritmo, o Čiurlionio darbams nuo pat pradžių būdingas muzikinis ritmas. Ir tas muzikalumas per figūrų pasikartojimą yra toks pat kaip ir muzikoje. Kitaip tariant, viena ir tas pats melodijos elementas nuskamba keliais atspalviais, tai ir Čiurlionis nutapo kažkokį simbolį tais pačiais pasikartojančiais keliais atspalviais. Tai yra variacija būna viena tema ir su kontrapunktais ir čia yra matome variacijas kuria nors tema ir su kontrapunktais ir kažkokia tai pagrindinė tema išskiriama ir pagrindinis pasakojimas. Tai nusako iš karto, kad Čiurlionio tapybos charakteris yra labai muzikalus. Ir tas muzikalumas yra ir pliusas, viena vertus, o Stabrovskis pasakys, kad tai žinoma yra priboja, nes kažkokių figūrų, kažkokių dramų jau nebeįkelia Čiurlionis, nes tiesiog tą vietą užima jo muzikinės kompozicijos. Ir čia dar vienas Stabrovskio darbas, kuris yra nupirktas Lietuvos nacionalinio muziejus, kur galite jūs jį pamatyti, Rudens auksinė pasaka. Tiesiog, kad įsivaizduotumėte tą aplinką, kurioje jis studijavo, čia irgi 910 metai, vadinasi, tai nebuvo labai toli nuo to laikotarpio, kuriuo tapė, kada tapė Čiurlionis. Dar daugiau jis su Stabrovskiu susirašinėja, jie palaiko tam tikrus tarpusavio ryšius ir būtent šitas santykis su Stabrovskiu yra pirmas įrodymas toks jo teosofinių interesų. Gal kad Stabrovskis atvirai yra teosofas, o dėl Čiurlionio mes visada ginčiamėms, nes jis nebuvo rašytojas toks platus ir filosofas, kuris paliktų ten kažkokius traktatus. Mes apie daugiau žinome iš jo susirašinėjimų ir laiškų, ką yra nuveikęs. Na, dabar čia dar vienas iš ankstyvųjų jo darbų, tai būtent tuo laikotarpiu, kada studijuoja ir kuris irgi labai teosofiškas ir jis yra plačiai aptartas, tas laidotuvių simfonija, ten ištisi 7 darbai yra, tai čia tik tai šeštojo ir jis labai dažnai yra nurodomas kaip įvadas, kada pradedame kalbėti apie tai, kas yra tas žalčio simbolizmas, Čiurlionio kūryboje. Čia mes matome vėlės išeinančias į kitą pasaulį ir jos juda tokia žalčio linkme ir ten, kur įeina į kitą pasaulį, matome šviesas, bet kartu visą tą judėjimą galima suprasti kaip tokį žaltį, žaltys, kuris turi geltonas ryškes dėmes ant savo galvos ir kuris raitosi būtent ir su savo tokiu melsvu žalsvu atspalviu, kitaip tariant, čia yra tokia vizuali interpretacija, bet ji turi ir kitą tokį reikšmingą, bet sunkiai įrodomą dalyką, todėl kad Lietuvos kultūroje, neaišku, ar jau taip Čiurlionis buvo su tuo susipažinęs ar patyręs kaip nors lietuvių kultūroje, bet ne tik iš viso Skandinavų, visoje Baltijos, taip pat ir estų kultūroje, buvo įsivaizduojama, kad kariai visada eina į mūšius arba kartu su vėlėmis. Tai yra ta kelionė kartu su savo
protėviais, darbų atlikimas kartu su protėviais, ėjimas į mūšį su protėviais. Tas buvimas kartu su protėviais yra labai reikšmingas. Taigi, tokiu būdu tas protėvių legenda visą laiką yra tarp mūsų ir kitaip tariant, tas žaltys turi savo gyvenimą, nes protėviai ir yra šiuo atveju suprantami protėvių dvasios ir yra to žaltiško simbolizmo esmė. Jeigu šitaip mes perskaitytumėme Eglę Žalčių karalienę, tai tada viskas apsiverstų labai smarkiai. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, mes manome, kad kai Eglė Žalčių karalienė, tai būtinai įsivaizduojame, kad iš kažkokio tvenkinio ar tenais upės, ar, nu, nes jūroje žalčiai šiaip neplaukėja, nu, tarkime, plaukėja kur nors Kuršių mariose. Ir štai tada pasirodo tikras žaltys ir mes jį įsivaizduojame kaip tokia kažkas į gyvatę panašaus, prišliaužia ir sako, štai egliai būsi tenais, mano žmona turėsi tenais ištekėti ir po to štai kaimiečiai ten duoda, bando jį apgauti žalčio ten draugiją, tai bandydami apvesdinti su vištyte, tai su oškyte, tai dar kažką tai ir. O ten paukšteliai gėda, kad sukčiauja, sukčiauja čia šitie visokie lietuvaičiai ir kad grįž, kad gal pasimk tikrą ir ten dainos ir žaidimai ir ritualai. Tai atrodo, kad čia kalbama apie patį žaltį. Bet simbolizmas jį perteikia truputį kitaip, jis perteikia tai, kad iš tikrųjų tas žalčio dvasia yra protėvių dvasia, ir kad protėvių dvasia pasiperša egliai ir protėvių dvasia nusiveža su savimi, o tada, kai baisiai skamba, broliai dalgiais užkapojo protėvių dvasią. Ir kai dalgiais užkapojo protėvių dvasią, tada ir nieko šitame pasaulyje gero nebeliko. Tai kaip matote, staiga tokia interpretacija, kaip viską pakeičia. Kaip užkapojo kas nors tenais vargšą žaltį ir tada jūra pasruvo, visa jūra pasruvo krauju, tai atrodo, ai, koks čia žaltį, nieko čia baisaus. Nu, pagalvosi, žaltį užkapojo. Ne, bet jeigu mes pasakysime, kad mes užkapojom štai šitą, matome didžiulę koloną begalinę mūsų protėvių žygiuojančių būties keliu, didžiųjų būties keliu. Ir atėjome mes ir su dalgiais iškapojom visą šitą lauką. Tai tada nebelieka nei šaknų, nebelieka nei istorijos, nelieka nei atminties, lieka tik tai suvargę lietuvaičiai, kurie tenais baudžiauninkai ir niekur nebejuda ir nieko nebedaro. Todėl, kad viskas užkapota, nieko nebeliko. Ir visa jūra pasruvo krauju, o ne koks nors upelis arba ne kokia nors bala. Tai čia galime įsivaizduoti tas vertimas į štai šitą kosminę kalbą, o teosofija bando išversti viską į tokią simbolinę kosminę kalbą, taip kaip aš dabar išverčiu į simbolinę kosminę kalbą, labai stipriai pakeičia ženklų reikšmės. Ir tada tai, kas galėjo nuskambėti apskritai kaip mažai tragiškas ūkinis veiksmas, pagalvosi, čia žaltį užkapojo, staiga virsta kosminės reikšmės tragedija, nes mes užkapojom savo istoriją ir jos nebeliko. Tai ir jį pasruvo krauju ir visa jūra buvo kraujuota dėl to, ką mes padarėm. Štai čia, kaip matote, visai kitokia jau bus tematika. Na, kalbama tiek, kad įvairūs tyrėjai jau mano minėti ir aš pats matome, kad Mikalojus jis apie žalčio temą galvoja daug metų. Ir laikas nuo laiko ta figūra įvairiai pasirodo, bet jeigu prieš tai laidotuvių simfonijai mes dar čia tik interpretuojame, kad ten žaltiška tema, tai jau, pažiūrėjau, kompozicijoje panašaus truputį po metų pasirodo štai tas romėniškas kryžius, kuris skiriasi nuo tradicinio krikščionio, todėl kad jis yra sudarytas tik iš dviejų stulpų. Ir manoma, kad kai romėnai nukryžiuodavo savo
savo vergus arba sukilusius vergus arba nusidėjėlius, niekas ten nedarydavo tokio sudėtingo kryžiaus, jį tiesiog sunku padaryti. Užkali vieną balkį ant kito ir viskas, ir yra vieta nukryžiavimui. Ir šitas nukryžiuotas, sakykime, romėniškas kryžius apipintas žalčio figūros jūroje, ir vėlgi jūroje galėtumėm galvoti, kad čia ne žaltys, o kitas kažkokia simbolinė figūra, bet kurią mes pažymėme kaip žaltį, nes čia yra vis dėlto kalbame apie simbolizmą, mes matome tokį ganėtinai niūrų ir tokį grėsmingą pranašavimą. Matome labai grėsmingą pranašystę apie tai, kas šiandien iškyla. Ir šita pranašystė yra susijusi ir vėl su Žalčio tragedija. O Žalčio tragedija, kaip matote, aš interpretavau kaip tautos tragediją arba didžiosios, kaip tautų dvasių, kaip tautos vėlių tragediją. Na ir čia prasideda jo tas jau Žalčio simfonija, Žalčio sonata ir pirmas allegro. Mes čia jį, aš tik tai paminėsiu labai trumpai, kaip matote, pati figūra Žalčio yra tokia, kokią mes matėme ir laidojimo simfonijoje, ir dar pasikartos kai kuriuose kitose darbuose. Ir dažniausiai žaltys ir simfoniniai dalykai yra vaizduojami ant tokių viadukų. Bet viadukai paprastai Čiurlionio tematikoje reiškia ir, jeigu norite, tai panašu į natas. Jeigu nori, tai panašu į natas, tai yra tam tikras jo skambėjimo diagrama, pavadinkime. Tai tam tikra simbolinė diagrama, kurią jis visą laiką pasitelkia, simbolinė formulė. Ir šita simbolinė formulė leidžia atverti temą. Ir žinoma, keturių dalių sonata, jinai mums atveria temą. Galime ten pabaigoje matyti prie kalno ir žynį. Ir, žodžiu, bet kita vertus Šliogeris ir Daujotytė kalba, kad čia yra aušra. Aušra prieš pat pasaulio sukūrimą, kada dar žaltys tik tai galvoja sukurti pasaulį, kada jis tik juda link štai šito visatos kūrėjo dvasia, kuri turėtų sukurti visatą. Ir šita dvasia yra vaizduojama kaip žaltys, ne kaip paukštis, kuris skrido, sklendė virš vandenų, mes pamatysim ten tokią poziciją, bet būtent kaip žaltys, kuris judėjo virš vandenų. Ir čia yra kitas, jau antras kūrinys, kuris irgi, kaip matote, žaltys išlindęs virš vandenų, kuriuos ir minėjau, kuris ir turėtų sklisti virš šitų vandenų. Ir žaltys yra pakilęs ir stebi, ir tai pamatome, žinoma, ir paukštis ir žaltys jo figūrose nuolatos kartojasi kaip tai, kas jau pradeda kurti pasaulį, kai pasirodo ir dangus, ir šviesuliai, ir jūra, ir vanduo, ir paukščiai, ir visa kita. Truputį galėtų priminti krikščioniškus motyvus, bet iš ties čia ne apie krikščionišką, ir matome, visas žaltys yra nutapytas kaip tautinė juosta. Kaip tautinė juosta. Tas tautiškumas vėlgi čia toks išryškėja, žalčio tautiškumą. Ir čia mes vėl matome žaltį sklendintį aktyviai per visatą. Jis sklendžia tarp dviejų tokių pagrindinių figūrų. Viena figūra tai yra, matote, miškas, kairėje pusėje jūs matote plokštumą, kalno plokštumą, viršukalnę, kurie yra apaugusi mišku. O kitoje pusėje mes matome dykynę, taip pat ant kalno, kur stovi žmogus. Tarp šitų dviejų kalnų sklendžia pačioje apačioje galite pamatyti paukštį, ar paukštis, kaip ir anksčiau sklisdavo, o viršuje sklendžia, ir vėl, kas atrodytų neįtikėtina, kaip gali žaltys skraidyti, jisai sklendžia, šitas žaltys, nes jis yra
suvokiamas būtent kaip dvasia. Žaltys ir yra dvasia. Ir kadangi žaltys yra tautos dvasia ir gyvenimo dvasia, jisai sklendžia ir žiūri apie žmonių gyvenimą, apie žmogaus būtį ir kuriai tą žmogaus būtį, kuris visada yra ties praraja ir kurio kelią nušviečia trys žvaigždės viršuje esančios. Na, tai pagrindinis ir svarbiausias daiktas, pasikartosiu, į kurį reikia atkreipti dėmesį būtent į sklendžiantį žaltį, nes tai irgi mus atitolina nuo tos supratimo, kad Eglė Žalčių karalienė yra kūrinys, kuriame kalbama apie kažkokį gyvūną, kuris neva dievas yra. Ne, čia kalbama, pasikartosiu, apie tai, kad žmonės, šeima atsisuka prieš pačią dvasią, didžiąją dvasią. Ir žinoma, ta dvasia nenumiršta, bet čia ne žaltys numiršta, o numiršta brolių santykis su dvasia. Žaltys, kai buvo, taip ir lieka. Bet broliams žalčio nelieka. Ir egliai nelieka. Čia jų tragedija, o ne žalčio tragedija. Žaltys visą laiką prisikels vėl ir vėl, kaip dievai prisikelia. Na ir paskutinės žalčio štai šitos sonatos dalis, kada jau pavargęs vakare žaltys atsigula slėnyje ir pasaulis yra sukurtas. Iš tikrųjų mes matome ir galime įtarti, kad žalčiui dešinėje jūs matote jau nuo galvos, kur gero nusirito karūna, arba karūna guli atskirai nuo jo, žaltys karalius nusiėmęs figūrą. Iš šito žalčiško pasaulio išauga atskiras kažkas ten rašote, čia ne aš darau tą mėlynus brūkšnius, nežinau kaip čia išeina kam, kas čia įsiterpėte, bet, nu, įsiterpėte, tai įsiterpėte. Ir tada, nežinau kaip jie atsirado čia, gal čia, bet aš net nieko nepajudinu, gal automatiškai kas nors čia man pribraižė. Nežinau, kas čia įvyko. Svarbus yra detalė dešinėje pusėje. Jūs galite pamatyti tokį daiktą, kurio aš nežinau kaip tas. Ar jūs matote tą mėlyną brūkšnį? Linktelkite. Taip, taip mes matome, čia matyt kažkas Matom. pasidalino, matyt netyčia įsijungė ir truputėlį papaišė. Tai Čia žaltys. Negaliu aš paaiškinti, todėl kad aš, sakau, nieko nejudinu, bet man čia kas buvo svarbu, dabar išeina kaip nuoroda. Kada jūs prieinate prie šito finale paveikslo, jūs matote formulę užrašytą, formulę ant postamento po karūna. Ir šita formulė nurodo irgi maginį, okultinį santykį su tikrove, kuri kaip tik kalba apie kriptogramą, apie slaptą užrašą. Aš visur, kur jį esu ieškojęs, ką galėtų jinai reikšti, nedrįstu pasakyti, kas tai galėtų būti. Gali būti tiesiog, kaip jau minėjau, sukurta jo asmeninė kriptograma, palikta mums gal kur tekstuose ir pasirodys jos šifras. Gal kada nors atrasime šitą šifrą. Noriu tik atkreipti dėmesį, kad taip pakankamai dažnai elgesi dailininkai, pradedant Leonardo da Vinci, kuris paskutinės vakarienės po stalu, kurią pavaizduoja, irgi rašo savo kriptogramą, maginę kriptogramą, kuri po šiai dienai įsivaizduojama, kad yra mistinė magija ir įvairūs rašytojai bando atrakinti minėtą užrašą, maginį arba okultinį užrašą. Tai šita kriptograma, kaip matote, neabejotinai liudyja būtent įsigilinimą į maginį okultinį veiksmą. Čia dabar vėl grįžtu, matote, vėl galite pamatyti dešinėje tas
to okultinio užrašo galite ir nepamatyti, jį praleisti, bet jeigu norėsite, jį išsiriškinsite ir net galite savo pasididinti. O čia yra Čiurlionio slaptaraščio alfabetas, bet jisai be paaiškinimo, čia jo paties yra sudarytas, kur matomėm kokius, nu, tiksliau tyrėjai veikiausiai čia yra surašę, kur matome, kokius ženklus vartojam. Dabar dar vienas yra ryšys su teosofija. Tai yra, kurį ne aš esu atradęs, yra nuoroda šitos teosofijos nuoroda. Tai yra toksai buvo Kamilis Flamijon, Flamajor, Kamilis Flamarijonas. Jis yra parašęs knygą, daug knygų apie astronomiją, populiarių knygų. Pats jis astronomas buvo, taip pat apie meteorologiją. Ir dešinėje matote graviūrą, kuri yra originalas. Atsiprašau, kairėje matote graviūrą, kairėje juodai baltą matote graviūrą, kuri yra originalas šitoje knygoje, o dešinėje jūs galite rasti jau paspalvintą, tai toksai Heikenwalder Hugas iš Austrijos 98 metais paskelbė nuspalvintą ir dažniausiai visur spausdinama šitas nuspalvintas, iš tikrųjų originalas yra juodai baltas, neturi jokių spalvų. Ir šitą juodai baltą originalą žiūrėjo ir vartė Mikalojus Čiurlionis. Ir būtent šito darbo poveikį yra įsivaizduojama buvo sukurtas valdovas 909 metų vienas iš paskutinių kūrinių Čiurlionio. Būtent šito minėto prieš tai graviūros poveikyje, kur mes matome valdovą, vėlgi sėdinti virš visos visatos ir kartu mes matome judančias žvaigždės arba pavadintumėme jo krentančias, pavadinkime, žvaigždės, kurios sudaro vėl tam tikrą ritmiką, muzikinę ritmiką. Ir mes visur matome tą muzikinį ritminį pasikartojimą, jis turi ir skaitmeninį dar savo pasikartojimą, lygiai taip pat kaip nuolatos vaizduojamas kur nors aukuras arba piramidė. Tai gali būti irgi. Ir tai yra tradiciniai teosofiniai simboliai, kurie buvo vaizduojami ir rodomi visur, kur. 909 metų šitas kūrinys Rex buvo rodomas ir demonstruojamas Sankt Peterburge tuo laikotarpiu būtent teosofų draugijos ir kaip toks ir buvo pripažintas ir po šiai dienai kaip toks yra pripažįstamas. Dabar apie keletą tekstinių liudijimų. Nėra labai daug tekstinių liudijimų įrodančių jo teosofinius polinkius. Jis yra rašęs Sofijai, Kymantaitei Čiurlionienei žmonai, nes mes nors ir pavargę savo kūnų numirsime, susitiksime kitose kraštuose ir taip visada tu ir aš, mes esame amžinybėje ir begalybėje. Arba kitame, vienintelė mano tiesa, kad pastebėjai skirtumą tarp minčių. Vienos jų yra tartum kūniškos, materialios, jos greitai miršta ir niekas jų daugiau neprisimena, kitosgi visiškai kitokios, jos tartum sielos mintys, o kas jas girdėjo, niekada nepamirš. Tai čia aš noriu pastebėti jums tokį dalyką, kad ir atitinkamai Čiurlionio duktė Danutė, kuri jau ištekėjus turėjo pavardę Zubovienė, prisiminimuose rašo, kad iš mamos žinau, kad tėvas domėjosi ir tikėjo reinkarnaciją, kalbėjo apie minčių perdavimą per atstumą. Na, aš nežinau, kiek jis buvo su reinkarnacija ir taip pat, pavyzdžiui, reikėtų atlikti tokį tyrimą kur irgi būtų nelengva įrodyti. Lietuvoje buvo paplitęs, žinoma, lenkiškai kalbančių ir lenkiškai rašančių kraštiečių tarpe, o kaip atmenate, gimtoji Čiurlionio kalba buvo lenkų, o lietuvių jis tik pradėjo mokytis, grįžęs iš Lenkijos, nes jam Oginskio aplinkoje visi kalbėjo lenkiškai. Ir lietuvių kalba buvo pasyvi.
O kada jis daugybę metų studijavo Varšuvoje, važinėjo į Leipcigą, tikrai niekur nereikėjo mokytis lietuvių kalbos, atitinkamai ir Peterburgijos nereikėjo, tai čia labai trumpas laikotarpis, kada jam reikėjo aktyvios lietuvių kalbos, tai jis ją mokėjo. Jis ir skaitė, ir galėjo pasakyti, ir galėjo pasišnekėti, ir, žodžiu, ir suprasti, kai jam sako lietuvių kalba, bet ji buvo pasyvi. Pasyvi tai reiškia, kad tas žmogus nerašo tekstų arba negalvoja. Galvoja jis daugiau lenkų kalba. Ir kodėl aš tai miniu? Nes nuo molėtų dar XIX amžiuje paplito tik Lietuvoje ir pirmiausia Lietuvoje, tik vėliau Lenkijoje, Andžejaus Tovenskio toks judėjimas, tovenskininkai, kurį po to buvo ir įsitraukęs ir Adam Mickiewicz ir ne tik Adam Mickiewicz, o daug Lietuvoje atsirado žmonių ir Lietuvos katalikai visai kaip padarė viską, kad ištremtų Tovenskį ir Tovenskininkus iš Lietuvos, tada jie vėliau paplito Varšuvoje, jų tikėjimas Paryžiuje ir net Italijoje. Ir, o kaip jau sakiau pradžioje, tai buvo tarp Molėtų ir Vilniaus, galbūt ir į Kauną truputį atkeliaudavo šitos idėjos. Tai Tovenskininkai tikėjo, kad Kristus yra Kristus, bet taip pat egzistuoja daugybė reinkarnacijų. Reinkarnacijų tol, kol žmogus atlieka savo darbus, tuos, kuriuos viešpats jam priskyrė. Ir jeigu jų nepadarėte šitame darbe, tai po mirties ir grįždami vėl ir vėl turėsit čia būti tol, kol padarysite tai, kas jums buvo skirta. Ir todėl tos reinkarnacijos yra ne tai, kad sugalvota iš indiškų motyvų ar iš kažkur tai atvežta. Kartais galite perskaityti tekstuose, kad galbūt ten kažkas nuo Rericho, kažkas nuo hinduizmo. Ne, aš manau, aš turiu kitą versiją, kuri daug paprastesnė yra. Dar tuo laikotarpiu gyvavo visokios tovenskininkų idėjos ir galbūt kažkaip jos atsirito. Aišku, kad galėjau ir iš kažkur kažkokių kitų temų prisigalvoti ar priimti štai šitą mokymą apie reinkarnacijas. Tačiau tas gyvenimas su dvasiomis ir dvasių buvimas visada šalia tavęs, jam tai buvo reikšmingas teosofinis žvilgsnis. Manau, apie numerologiją aš čia neturėsiu nei laiko ir dar neturiu aš pernelyg didelio išmanimo numerologijų, net nesu gerbėjas. Aš nesu numerologijos gerbėjas, kada įvairūs skaičiai gali būti lengvai išverčiami į kalbą, bet, pavyzdžiui, ten Pavilionienė analizuodama Čiurlionio muzikinę kūrybą atranda fugose nuolat pasikartojančius dėsningumus, kuriuos paskui netgi nubraižo, kaip čia, kad, pažiūrėjau, ten 11 ir 11 ir 11 motyvas gali būti vėl ir vėl nubraižytas. Tai į tą muzikinę, maginę, okultinę dalį aš nesikišiu, tiesiog tik vieną dalyką čia paminėsiu, kad panašiai jau elgėsi ir Bachas, Richardas Bachas, kuris savo daugelį fugų ir kitų kūrinių užkodavo muzikinių skaitmeninių principų, kur galite perskaityti ir jo vardą ir pavardę ir tam tikrus pranešimus. Ir kai nors mūsų kai girdime muziką, atrodo, kad ten nieko nėra, bet tas, kas skaito natas, jis pamato iš karto ir kodus. Na ir dar labai trumpai, pačiai pabaigai, nes žadėjau, kad paminėsiu Čiurlionio sinesteziją. Tai būtent Lietuvoje šita tematika paplinta su Čiurlionio kūryba. Sinestezija tai reiškia, kad vienu metu jūs, žodžiu, patirėte keletų jūslių intensyvų išgyvenimą ir tai toks matyti garsus, girdėti piešinius arba girdėti peizažą, bet kiti variantai tai gali būti matyti žodžius, sumatyti žodžius, tai daugelis iš jūsų galbūt ir esate susidūrę. Normalus žmogus, kuris skaito romanų, daug romanų ir mažiau spokso kino filmų ir serialų. Tai žmogus, kuris įgūdęs yra skaitytojas, jis iš principo skaito matydamas.
Ir skaityti matant yra normalu, nes tada vadinasi, kad mūsų smegenys iš karto projektuoja tam tikrus vaizdus mūsų vidinėme veidrodėje, vidinėme sąmonės horizonte. Jūs tada, pažiūrėjus, perskaitę knygą, pamatėte kartu, atrodytų jūsų sąmonė sukurtą kino filmą. Bet, o po to staiga kažkas kitas sukuria kino filmą ir jūs paimate ir sakote, o aš visai netaip mačiau, aš visai netaip įsivaizdavau. Tai iš kur šitas yra sinestezės patirtis, tai kiekvienam žmogui būdingi yra sinestezės gebėjimai. Klausimas tik tai taip, kiek jie yra išvystyti šitie sinestezės gebėjimai. Pavyzdžiui, apie sinestezės gebėjimus kalbama, kai išnekama apie atmintį, nes, tarkime, uoslė, žmogaus uoslė yra labai sinestetiška. Ir čia Marselio Prusto romanas Prarasto laiko beieškant, pirmasis tomas, pirmoji dalis, kaip tik ten pirmi kokie 80 puslapių yra skirti taip vadinamo meduolio patyrimui. Jaunuolis užuodžia meduolį ir per jo uoslę jam atsikuria visas jaunystės patyrimas, mama, meilės mamai kančios, kodėl ji neteina, kodėl neaplanko, kas pabučiuos prieš miegą ir visi kiti dalykai. Štai grandiozinis paveikslas atsikuria būtent per uodimą. Rusų rašytoja Marina Cvetaeva panašiai yra aprašusi tėvo pledą, tik tai ten tėvo pledas per lietimą. Kada jį liečia pledą, tai prieš ją iškyla ištisi ten pasauliai. Taigi mes matome tas sinestezės gebėjimas nebūtinai yra siejamas vien tik su čiurlionišku motyvu, kad tai yra mes girdime vaizdus arba matome muziką. Arba matome muziką. Be to ir daugelis muzikos kūrėjų pastebės, kad sinestezė nėra visada gerai, nes kartais garsų kombinacijos, kurias mes klausomos, nėra skirtos tam, kad jūs jas įsivaizduotumėte ir pamatytumėte, o jos yra skirta būtent, kad jūs išgirstumėte šitą stiklo karaliukų, muzikinių stiklo karaliukų žaidimą ir nieko daugiau ir nepainiotumėte su savo vaizdais. Tai reiškia, kad sinestezinę patirtį mes galime įjungti ir išjungti. Tai yra visai normalu. Ir kaip jau minėjom, sinesteziją galima vystyti, kiekvienas žmogus ją gali vystyti, nes mūsų smegenys yra plastiškos ir būtent plastinė smegenų teorija ir paaiškina geriausią sinesteziją. Bet čia aš įvėsiu dar vieną tokią sąvoką. Dar 5 minutės pakalbėsiu ir baigsiu. Dar vieną sąvoką. Tai divergentinis mąstymas. Jis retai, pažiūrėjau, kada rašo Jastrumskytė apie čiurlionio sinesteziją, nerašo apie divergentinį mąstymą. Bet šiuolaikinė psichologija sako tokį dalyką, kad, pažiūrėjau, yra taip vadinamas konvergentinis mąstymas, kurio kraštutinė forma yra autizmas. Tai vadinasi, kada žmogus susikaupia ir padaro ir pasiekia savo tikslą būtent tame langelėje, toje dėžutėje, kuriai jis yra priskirtas. Tai yra, jūs einate į savo darbo vietą, jūs turite ten, pažiūrėjau, suprojektuoti kažkokią architektūrinį ansamblį arba pastatyti ten namą ar stogą uždengti ir jūs susitelkite ir padarote tai, kas jums pasakyta. Arba kaip jūs mastote, kad tą tikslą pasiekti ir jūs jį pasiekite. Tai čia yra konvergentinis mąstymas. Konvergentinis mąstymas būdingas 95% žmonių. Kai kurie žmonės gimsta su divergentiniu mąstymu išreikštu, nors skirtumo didelio nėra. Divergentinis mąstymas tai žmogus, kuris negali įsitekti būtent vienoje srityje arba viename langelėje. Jis tiesiog negali būti tokiu, kuris visą laiką dirbtų kažkaip labai aiškiai apibrėžtą darbą. Ir tada divergentai būna tokie, kad štai jie būna kompozitorius, o po to tampa dailininkas, o po to tampa dramaturgas, o po to tampa poetas, o po to tampa rašytojas, o po to tampa filosofas. Ir juda, ir juda. Ir negali būti dirbti vienoje vietoje. Todėl truputį būna Leipcige, truputį Varšuvoje, truputį Peterburgė, truputį Vilniuje, truputį leikia į druskininkus ir visur, kur juda.
Tai įrodymų šiandien, kadangi neįmanoma pateikti ir tuo labiau teorija šitos ir sinestezės ir divergentinio mąstymo atsiranda pakankamai vėlai, tai 20-ojo amžiaus jau vidurio ir pabaigos teorijos. Kada pats Čiurlionis kūrė tokių teorijų ir tokio supratimo psichologinio, psichoterapeutinio nebuvo ir neegzistavo. Todėl mes čia atgalinė liktai data, negalėdami jo tirti gyvo ir matyti gyvo mes galime tik įvertinti jo elgesį ir kad jis turėjo labai išplėtojęs ryškų sinestezijos patyrimą A ir buvo labai ryškus, turėjo divergentinį mąstymą B. Todėl sugyventi su valdžia tokio tipo žmonėms labai sunku, bet jeigu jie yra tik tai kultūros sferoje, nieko blogo neatsitinka. Na ir čia iš jos sinestezijos patirčių vienas iš tokių piramidžių sonata, kur tiesiog ją reikia žiūrėti kaip, čia iš esmės yra užrašytas muzikinis kūrinys. Tai tiek. Ačiū Jums, ačiū uždėmesio ir dabar būsiu pasirengęs atsakyti į klausimus. Tai pirmiausia, labai dėkoju profesoriu už paskaitą ir iš tiesų dabar laikas yra klausimams, tai labai paprastai kviečiame kilstelti ranką nuotolinę, paspaudus raise hand ir tiesiog tuomet įsijungsite savo mikrofoną ir galėsite užduoti klausimą. Tai gera proga tą ir padaryti, tai tikrai kviečiam tą laiką ir išnaudotam. Kol dalyviai galvoja klausimus, aš tokį turiu vieną klausimą, kadangi iš tiesų auditorija yra plati ir daug turime mokytojų, švietimo atstovų, ugdytojų. Tai mano klausimas būtų toks, ką jūs rekomenduotumėte, ką manytumėte svarbiausia būtų perteikti moksleiviams apie Čiurlionį, būtent šių Čiurlionio metu, apie asmenybę, apie jo kūrybą, iš to, ką šiandien kalbėjote, kokie tie galėtų būti tokie sudėti, svarbiausi akcentai. Visų pirma, reikėtų papasakoti, kas yra simbolinis menas, simbolizmas. Tai, kad jis nebūtų iškritęs visai Lietuvoje, be to, kad dailininką turime Čiurlionį, turėjome taip pat tokius simbolistus kaip poetą Jurgį Baltrušaitį arba kitas poetas, taip pat filosofuojantis Oskaras Milašius, jų ir daugiau yra buvę. Ir kad simbolizmas ir Baltijos, ir Lenkijos, ir jis yra paplitęs, tai jis nėra atsitiktinis ir kad simbolis tai nėra paprastas ženklas, kurį jūs galite išversti, bet tai yra, sakykime, ikona, kurią reikia interpretuoti ir tai interpretacijai reikia skirti dėmesio. Iš esmės, kada mokiniai rašo, pavyzdžiui, 12 klasėje, ten 11 klasėje įvairias teksto interpretacijas, lygiai taip pat jie gali atsisėsti ir rašyti simbolio interpretacijas. Tai pavyzdžiui, paimti kurį nors Čiurlionio kūrinį ir parašyti jo literatūrinę interpretaciją. Dabar ezoteriniai simboliai, kuriais naudojasi, reikėtų irgi pasakyti, kuriais naudojasi Čiurlionis, reiškia tai, kad anapus šito simbolio atsiveria tam tikras dvasios patirčių horizontas. Ir kad tai, ką mes matome vizualiai, pavyzdžiui, žaltys, nebūtinai reiškia tai, kad mes turime kalbėti apie lauke šliaužiančius žalčius. Veikiau čia yra metafora. Žinoma, kad labai būtų gerai, kad mokiniai susigaudytų, kuo skiriasi metonimija ir metafora. Kartais į universitetą atėję studentai dar nesusigaudos, kuo skiriasi metonimija nuo metaforų. Metoniminė interpretacija tai būtų įsivaizdavimas toks, kad žaltys atstovauja kažkokią tai dalį, pavyzdžiui, gamtą, ar ne, kad čia yra gamtos dalis. O kai kalbame apie metaforišką interpretaciją, tai vadinasi figūra, kurią mes matome, jį transformuojama 100%. Ir tada vietoj to, kad kalbėtumėme apie žaltį kaip gamtos jėgą, mes kalbame apie, pavyzdžiui, mūsų gyvenimą, mūsų likimą ir kalbame apie protėvių dvasias. Ir tai yra bus
skirtinga metoniminė interpretacija žalčio ir metaforinė interpretacija žalčio Čiurlionio kūryboje. Tai iš esmės, kaip matote, išversti čiurlioniškus paveikslus į literatūrinę kalbą yra įmanoma. Ir jeigu jūs žinote kontekstą simbolizmo ir jį išverčiate, tai visai įdomus darbas, visai įdomus pasiūlymas mokiniams ir, manau, pasiekiamas pagal jų išsilavinimo lygį ir tokios laisvos ir įdomios interpretacijos yra sveikintinos. Tai pirma. O antras, ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai ką aš kalbėjau apie sinestezę, tai yra tai, kad e, mes matome muzikinį dailės kūrinį ir kad matydami šitą muzikinį dailės kūrinį galime jį pabandyti išgirsti, bet tada turi mokinys jau būti girdėjęs panašios muzikos, sonatų, to būtent to laikotarpio paimti Šopeno ar Šuberto sonatas ar kitus muzikinius kūrinius. Tai vienas dalykas. Pasiklausyti, tiesiog sonatų įsijungti ir pasiklausyti. O antras dalykas, kad apskritai, kad mokiniai suprastų, kas yra sinestezė, kad tai nėra joks stebuklas ir kad kiekvienas iš jų gali turėti šitą gebėjimą ir kad tai nėra sudėtinga. Jeigu merginos skaito romanus nuo ryto iki vakaro, tai jos jau visos turi šitą minimalų sinestezijos gebėjimą. Prašau. Dėkui, profesoriau. E, Kviečiu užduoti klausimą, tai matau, kažkas jau yra įsijungęs mikrofoną, tai drąsiai. Aš tik atsiprašau, jeigu galima įsiterpsiu, gerbiamas Gintautai, būtent Rima Pavilionienė, kuri rašė straipsnį, į kurį jūs skaitėte, jinai ten nurodo galimą interpretaciją ant pakopos esančių simbolių, remdamasi A, paties Čiurlionio sukurtais, būtent jisai kūrėgi keletą tų abėcėlinių taip, taip, taip. versijų, tai ten Tai yra prašom, pateikit, įdomu. ir pagal ženklų skaičių yra manoma, kad ten yra parašyta Čiurlenis, kad tai yra tiesiog Ai, parašas. šitą aš esu matęs interpretaciją, bet tai nebūtinai taip jo yra. Gerai, taip. Nors tai gali būti. Taip, taip, taip. Ačiū, Nida. Labą dieną, gerbiamas Prašau. lektoriau. Jūs minėjote apie pasaką tautosakinę ir literatūrinę Salomėjos Nėries Eglės Žalčių karalienę. Gal dar galėtumėte akcentų sudėti tarp Čiurlionio Žalčio sonatos ir vat būtent tos tautosakinės pasakos? Man labai įdomu pasirodė. Na, Na, iš aš tikrųjų. pirmiausia nurodysiu į skirtumą, kad e, iš tiesų sakoma, kad tai yra tautosakinė pasaka, tai pirmas. O aš vis dėlto remiuosi Gintaru Beresnevičiu, kuris sako, kad tai yra tautos mitas. Ir čia yra skirtumas. Kada pasaka mes įsivaizduojame, kad ji nėra įpareigojanti, bet aš tada pateikiu jums neleistiną interpretaciją. Neleistiną interpretaciją, todėl kad pasaka dažniausiai nesiekia jokių gilių religinių motyvų ir nėra linkusi įsileisti į save kažkokį okultizmą. O jeigu tai atsitinka, tai labai retai. Kai, pavyzdžiui, jeigu tai yra pasakos apie Pinčiuką ir jo santykiai su valstiečiu, tai nemanoma, kad ten yra kokios nors satanistinės apeigos, o įsivaizduojama, kad čia yra tiesiog pasijuokiama iš blogų visokių darbų ir visokių piktadarysčių ir kaip žmogus gali būti protingesnis ir laimėti. Ir ten nėra jokio egzorcizmo. Todėl tas pasakas visi laisvai ir drąsiai skaito. Tačiau Gintaras Beresnevičius, amžinatilsį, jisai kalba apie tai, kad čia yra galbūt didysis lietuvių religinis epas, kuris tada tokiu atveju turi savo kultinės prasmes arba savo ezoterinės prasmes, lygiai kaip tokias pat prasmes turi Odinas ar Toras ar kiti skandinavų mitologijos herojai. Panašiai galvoja ne tik tai Beresnevičius, bet ir amžinatilsį Jonas Trinkūnas, interpretuodamas štai šitą Eglę Žalčių karalienę
mitą, jau pabrėžiu kaip mitą. Ir mito ir pasakos santykis šiuo atveju yra esminis. Kaip jau pabrėšiu, nes jeigu tai kalbame apie didžiosius mitus, tai mitai paprastai senieji jau nurodo nebe į paprastą folklorą ar tokį pasakojimą į paveldą, bet taip pat nurodo į apeiginės, į apeigas. Ir kad tai čia yra apeiginio charakterio tekstas, liudija Lietuvos etnologijos muziejus instituto, Lietuvos etnologijos instituto išleisti leidiniai, matė kartu su literatūros ten studijomis, bent 6 tomai, Eglė Žalčių karalienė, dabar aš čia neparodysiu jums, bet jūs galite juos susirasti, kiekvienas tomas turbūt po 400 puslapių. Ir kodėl jų ten tiek daug tomų? Todėl, kad buvo bandoma surinkti, kaip skirtingai pasakoja skirtingose kaimuose, folklorinėse aplinkose Eglė Žalčių karalienė. Ir žinoma, kaip šalia mūsų kitos tautos turi panašius pasakojimus, pavyzdžiui, Latvijai. Bet ten yra labai svarbu, kad yra sudėta taip pat ir gaidos muzikinės, kaip reikia dainuoti dainas apeiginės ryšium su vestuvėmis. Ir būtent šitų vestuvių įtraukimas, labai platus įtraukimas į patį pasakojimą, kartu dainuojant ir šokant, rodo tai, kad tai nėra pasaka. Ir šituo remdamasis Beresnevičius interpretuoja labai plačiai. Ir žiūrint jau į Čiurlionio kūrybą, mes matome, kad jis to dalyko neinterpretuoja kaip pasakos. Tai ne pasaka ir ne iliustracija pasakai, ne iliustracija knygutėj vaikams, o būtent, jeigu norite, tai yra savotiškos bažnytinės ikonos ir pretenduoja į šventumo statusą. Taip, nemažiau. Ačiū. Jūs galite nesutikti su manim, čia, žinot, maža, ką aš čia prišneku. Aš savo studentams visada sakau, jeigu aš ką pirmą, A, aš taip pat klystu, B, kažko neperskaičiau, C, mano interpretacijos nebūtinai teisingos yra. Mes taip pat turim dar vieną klausimą, susirašinėjime, tai aš jį paskaitysiu. Klausimą užduoda Rimutė Dauneckienė. Ir sako, mokiniams Čiurlionio kūrybą pirmiausiai pristatydavau kaip romantiškai mistinę, mūsų protėvių pasaulėvokai būdingą, susisiekiančią su giliausio mūsų tautosako šaknim. Tik tokioje pateikti aiškinamas ir simbolių prasmes. Ar taip interpretuodavau vertingai? Aš manau, kad pakankamai teisingai, įdomiai ir reikšmingai jūs interpretavote. Sakykime, aš jau savo paskaitos pradžioje užsiminiau, kad simbolizmą reikia skaityti vėlyvojo romantizmo šviesoje ir kadangi jūs taip ir dėstote, tai taip ir yra. Antras dalykas, taip, tai žinoma, kad simbolizmas nurodo ne į krikščionišką, o į tautinį kosmosą, tautinę kosmologiją, pavadinkime plačią, su jos religiniais ir mitiniais motyvais. Tai jeigu jūs taip interpretuojate, tai labai gerai. Tai aš irgi taip daryčiau. Gal dar, profesoriau, jūs dar gal kokį paskutinį žodį norėtumėt šiandien užbaigiai pasakyti ir kaip tos metus galbūt turėtume švęsti, ką atkreipti dėmesį, galbūt gal viso kažkokias rekomendacijas, ką aplankyti, kur nueiti šiais metais, kad galėtume labiau pažinti Čiurlionį ir jo tą tokį įvairialypiškumą. Na, žinoma, kad Čiurlionio metais reikia lankyti Čiurlionio vietas ir druskininkuose ir nueiti į Čiurlionio muziejų Kaune, jo pasižiūrėti naujas unikalius eksponavimo būdus. Taip, tai žinoma, kad be abejo ir tai, kad jūs... O tiems mokytojams, kurie čia yra, tai tik tai galiu palinkėti, kad įdomiai pateikti Čiurlionio kūrybą savo mokiniams ir drąsiai interpretuoti, todėl kad, žinote, teosofijoje sakoma, jeigu tu pasakoji ir tavo pasakojimas nėra gyvas, tai ir tos dvasios ten nėra tame pasakojime. Todėl svarbiausias dalykas, kad pasakojimas būtų labai gyvas. Tai
Labai dėkoju Jums, Gintautai, ir labai dėkoju visiems prisijungusiems. Tikrai taip gausiai, gera visus matyti. Tai tikrai metai dar tik įsibėgėja, kviečiame juos švęsti ir turime ir įvairių rekomendacijų. Ir kaip minėjo generalinė sekretorija komisijos, kad visą informaciją galite ir Čiurlionio metams skirtame puslapyje rasti. Tai dar kartą visiems ačiū prisijungusiems, švęskime šį gražų jubiliejų ir linkim gražaus, šilto savaitgalio. Ačiū. Ačiū, viso geriausio. Sudie. Labai dėkui Jums. Ačiū. Gintautai. Ačiū. Labai Viso labai gero. ačiū. Viso gero.